aukštesnės prasmės tikslas, vektorius, kryptis, tai yra tai, kas įjungia organizacijoje energiją. Tai yra ketinimas, kuris randasi iš ateities, nes mes vis tiek norim ar nenorim, mūsų kolektyvinis kodas tai yra evoliucija, tai yra nuolatinis vystymasis, nuolatinis kokybės augimas. Ir kai organizacijai yra įvardinimas aukštesnės prasmės vektorius kryptis, dažnai žmonės tai reflektuoja, suprantu prasmę, kam to reikia. Nors jinai yra pakankamai abstrakti ir tik per kelerius metus atsiranda materialinės išraiškos. Ir kai nėra aukštesnės prasmės, tada mums labai reikia daug motyvuoti žmonės iš išorės. Aukštesnė prasmė, jinai savotiškai tampa tas nematomas ryšys, dėl ko žmogus tiesiog būna organizacijoj.